Sveiki visi atvykę į video vlogą. Ilgai nesimatėm, einam pasižiūrėti, kas atvyko. Ogi atvyko mūsų iš Amerikos vienas iš užsakytų bagių. Tai einam, pasižiūrėsim, kaip tas bagis ten pas mus atrodo. Tu nupirkai man dovanų? Jo. Tik tais reikės susiremontuoti. Tai reikia dar susimokėti. Va čia jau kitas. Aš galvojau, kad čia jau sumokėjęs būtas už mane, bet pasirodo. Ne, turėsi pats susimokėti. Tai čia dar pusė pačia, šitą dalį, blėt. Karočią yra, nematyti gedimai, kurie nebuvo aukcione. Tai mes turim sėdynę, šitas permuštas ir visas, jisai taip nulūžo ir užlindo į aną galą, ne? Nuo čia va. Nes aš irgi žiūriu, galvoju, kur čia? Agirti, kur dingo? Kur dingo, blėt, gabalas. Dėl to, va, šitas, va, šita, va, čia palinkia viskas apačia, blėt. Tai čia visą va šitą dalį reikėtų nuo čia naują. Nuo čia iki Nuo čia? Nuo šito va, kuris tvirtinasi šį čia, pagal tą pasidaryti viską. Blogai. Netokius per Dakarą, blėt, sutvarko, stabilinį per patonakų nėra. Bet čia ir laidai girdi, bet čia toksai blemba, nežinau, čia labai, čia nėra plasmasių. Gal ten yra? Laidai ten nutraukti, nu jo, ten gal dar yra, reikia žiūrėti, kas ten dar yra. Čia nėra apvada viso. Blizgintuvą. Čia jau su šakėm bilenkta irgi nebuvo bent jau aukcione. Nes va, matai Edvė, kaip čia turi būti viskas. Jo, tai sakau, viskas nueina į viršų, o šitas va šalia. O šitas savęs netgi va taip, nusuma. O pažiūrėk, kaip panas stovi rėmas. Kersas. Jo, jisai turi stovėti, va, čia netgi pasisuka. Nu, ką čia visą tą... Ir dar vieno žodžių sėdynė, su sėdynė problema. O su šituo yra, ratu, viskas gerai. To, kaip ir jo. Jeigu vairs dabar tiesiai stovo, ne? Jo, vairas ties. Šitas vadas faktiškai irgi iškirti ištraukti. Bet šitam yra. Tai ten dvi šakės lūžusios. Vairo traukia lenkta šakės, ten lūžusios. Kiek jis bėgęs? Ne, visas bėgęs. 1,157 mylių. Čia 1100? mylių. Tai, ble, 2000 kilometrų? Nu, netoli. Daug? Ten apkatkė padarytas tiek. Nepadaryta, apkatkė dar. Nepadaryta dar? Ne, bet čia karočią. Šitą, nu čia, šitą pusę vis. Bet šitą turi atsuk nuimt dabar ir žiūrėti, kas ten išėjimo reikia. Šviesytės deg veikia. Svarbu, kad šviesas veiktų. Pasiptavą, yra. Ne. Pip, pip. Čia dar trūksta. Kom radybų. Kas čia? Na ir lampų kažkokie laikikliai. Čia airbag. Airbago laikikliai. Interior keipti. Tai jam to kartu sudėjo. Tai jie ką nori, draudimas turbūt tą ir paėmė. Bet va, jie. Vieną.
Ne, daugiau nėra. Nėra biržų daugiau. Va, žiūrėk, ką girdi. Yra viso to, bet tai iš to nepasidarytų, ką šituris, ar ne iš to? Ne, viskas pasidaro. Tik tai atsirėmė į... Pirštinė, su kuriuom žmogus mirė jau. Nemirė gal žmogus, nenujokiai, tokia mašina negali. Vagi. Ką girdi? Da, kažkokie daiktai. Kas čia? Čia emotikų reguliavimo raktas. Koilų. Nu, kokią nuomonę? Nu, nuomonė yra kokia. Tokia, kad dar vieno laukiam, dviviečio, ten būklė geresnė. Nuomonė yra, viską aš mačiau, viską žinau. Nieko čia įspūdingo nėra, viskas pasidaro. Bet yra vienas blogiausias dalykas. Tai vat, šita dalis, kuri nebuvo nurodyta, nežinau, ar būčiau pirkęs iš tikrųjų, jeigu būčiau matęs. Bet sprendimą kaip radom. Kas padarys, tai sudėsim naują viską. Ir bus gerai, o šiaip tai kurias važiuojas, va šiandien padarysim šitą iš karto vietą, kad ratas stovėtų. Ir gal šiandien darysim test drive, raktelį turim, kurias tepaliukus pasikeisim, benziną išsileisim visą, užsipilsim, sėdynę naują reiks. Nežinau, čia yra dar tokių visokių plasmasių, tokių visokių, kur, nu bet kažkaip, bus gerai. Einam toliau dirbti, o šitą paliekam taip. Detalės. Dabar, pavyzdžiui, einu ieško detalių. Visur skambinu, visur sako, nėra tų detalių. Mėnesį pervesi pinigus, pasidarysim sąrašą, pervesi pinigus. Ir mėnesį laiko reikės laukti. 3 savaitės, 4 savaitės, nesuprantu, kanamui. Tai mūsų detalės keturačiam kartai, aš suprantu, viskas tvarkoj, visko neįmanoma palaikyti sandėliuose, kas dirba, tai aš visiškai suprantu, bet čia ateina žmonės pas jumis šaukia, oi pas jumis 5 dienas, 4, 3 reiklau detalių, kur kartais ten nespėja suvaišėti, jau pikti. Tai kaip čia su kanamu yra, suprantu, aš galvoju, kad čia va taip paskambinsiu telefonu, reikia to ir paduos, nes dabar pavyzdžiui, tai nieks neturi detalių. Viską per skanų, nieks neturi detalių. Anglijoj nebent yra užsisakinėti per ebajų savo. Detalės yra, nu irgi, va, ten kol išsimuitinsi, kol viską padarysi, tai 3 savaitės. Tai kaip čia hebrytė dabar yra? Visi ateina, atsakot, kanamui ir ten kitiem, tai detalių, kai reikia yra, jūsų reikia visada laukti. Tai kaip čia taip gaunas dabar, nes suprantu, man reikia, aš negaliu gauti detalių. Įdomiai. Iš karto. Čia aptarnavimas. Detalės. Šį dabar ką tik baigiau pokalbį su žmogum per kamerą. Parodžiau viską, visas detalės dabar sudeda, važiuojam pasimti. Biški šiek tiek apakęs buvau. Viską žmogus turi, viską supranta, viską papasako, net juokiamės mes, sako, žiūrėk, aš tai per telefonu, per vaizdo medžiagą surinksiu visą bagį. Plasmasę nulūžus, čia dėk, pumt uždėjau. Čia daryk, čia tą daryk. Bet įdedam žmogų, kuris turi detalės, aptarnavimą, bendravimą, komunikaciją ir suvokimą. Kaune, kur čia? Kazimieravos kaimas, Domykava, vadinas Jonelio, ATV Pro Service. 10 balų. Reikės kažko, kreipiatės, nes lygis yra aukščiausias. O mes varom detalės pasimti, aš labai noriu šiandien su juo praliekti. Jisai man sako, kai surinksi 9%, kad tu šiandien jį atversi, kai statysi skersą arba suksi saulė, neatleis gazo, kol neišsitiesino bagis, nes virsi. Pažiūrėsim, pratestuosim, virsim šiandien ar nevirsim. Keičiam. Filtrą keičiam. Tepalai yra. Galinės traukės yra. Viskas per 1 valandą. Ką tik skundžiaus, kad
nėra detalių. Tik va čia ta problema yra, kad turim žydrą šakę, o ne juodą. Ir kaip jums atrodytų žydrą šakę, kas čia bus per žydrius, labai baisiai atrodys. Bet yra variantų, nėra. Ant ratų tai reikia pastatyti čia, nestovėsiu čia. Duris. Turim duris. Čia aišku. Iki durų dėjimo. Į tolį. Ir ką dar turim? Bokso batus. Čia ne prie bagė. Tai prie bagė ir nedėsi. Nu ką, einam rinkti ir šiandien suksim saulės, piešiam saulytės. Gal čia net durų nereikės. Gal čia taip dar labiau viskas išlūš. Ką, einam surinkinėti. Rankas turim, galvą turim. Tuoj sumesim viską. Trumpas mūsų toks vlogelis šiandien, einam dirbti, iš tikrųjų ilgai nesimatėm, todėl kad labai turėjom daug darbo, ne filmavimai galvoj buvo, gal po biškį sugrįšim, turim ką parodyti, kaip pavyzdžiui, va šitą naujieną. Nulinio apsisukimo traktorius, turim dar daugiau naujienų, neaišku, kiek čia mes galim apie jas pasakoti, bet norėtumėt, pavyzdžiui, iš mūsų gamyklos, iš Kinijos sekančio vlogo. Jeigu norėtumėt, parašykite, ką norėtumėt pamatyti, kokį gamybos procesą, arba taip kaip mes įsirenginėjom ir statome savo naują gamyklą. Gal tai būtų įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo viskas iš šono. Gal tai būtų neįdomu ir čia bereikalingai gaištume, tai parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais, palaikinkit. Trumpas, bet apie esmę, tas vlogas mūsų toksai, tai kitą kartą jau parodysim, kaip pasileidom bugį. Ir dar vienas neužilgo grįžta, tai ačiū, kad žiūrėjot Martino Technika, ačiū, kad renkatės mus, kad perkate. Turim daug sekėjų Facebook'e, Instagram'e ir visur kitur. Ačiū, kad mumis palaikot, leidžiate mums tobulėti, išsiskleisti, investuoti. Ačiū labai. Likite su Martino Technika.